Ši žiema Klaipėdoje tapo iššūkiu tiek miestui, tiek vairuotojams ir pėstiesiems. Pastarosiomis savaitėmis mieste ir visame pajūrio regione sniegas kaupėsi ypač intensyviai, o tai gerokai apsunkino eismą ir kasdienį judėjimą. Nors jau 14 dienų Klaipėdoje laikosi šaltukas ir snygis nurimo, miesto tarnybos ir toliau dirba intensyviai. Gatvės, šaligatviai ir viešosios erdvės nuolat valomos, barstomas druskos ir smėlio mišiniais. Tačiau probleminių vietų mieste vis dar netrūksta. Kita vertus, sniego valymo darbams kyla iššūkių, kurie ne visuomet priklauso nuo tarnybų pastangų. Ant gatvių ir šaligatvių sustatyti automobiliai, ypač siaurose atkarpose, dažnai trukdo technikai pilnai išvalyti sniegą. Be to, sunkioji technika, nustumdama sniegą nuo važiuojamosios dalies, neretai apsunkina pėsčiųjų judėjimą, ypač pėsčiųjų perėjose ir siaurose šaligatviuose. Ypač probleminėmis vietomis tapo daugiabučių kiemai ir taip didelį parkavimo vietų trūkumą dar labiau apsunkino milžiniškos sniego pusnys. Gyventojai neretai patys, tarsi iš sniego lavinos, vadavo savo automobilius. Tačiau šioje gamtos išdaigų akivaizdoje atsiskleidė ir šviesesnė pusė – kaimynų bendrystė. Daugeliui kiemų valymas tapo bendru darbu ir būtinybė. Nors netruko ir kuriozų, socialinėse tinkluose pasirodė ne vienas atvejis, kai gyventojai savo rankomis išvalytas automobilių stovėjimo vietas apsitvėrė, tarsi trumpam tapdami jų savininkais. Vis dėlto žinome, kad šios teisės išnyks taip pat greitai, kaip ir pats sniegas pajūryje. Tad paskubėkime džiaugtis ne tik gamtos teikiama įvairovė, bet ir tais rūpesčiais, kurie kartais suartina ir primena bendrystės svarbą. Jos šiandien, modernėjančioje visuomenėje, vis labiau pritrūksta. O pažvelgia iš paukščio skrydžio į nurimusius Klaipėdos pagrindinių miesto arterijų mazgus. Nepamirškime palaikyti šio kūrybinę saviraišką paremto kanalo savo patiktukais ir žinoma, prenumerata. Juk mes, kaip ir tas sniegas, į virtualius miesto metraščius dar sugrįšime ne kartą.